Pas mus buvo toks vienas vairuotojas, kuris pastoviai užmigdavo. Miega ir miega, tai vieną kartą užmigo. Prie sanitaras fonenderį uždėjo ant ausų ir taip į membraną sprigta, taip pats! Klausykit, jūs nematėt mano diktofono? Nematėm. Gal tu po stalu paieškok? Įrašas numeris 157. Daktarė Levinai, čia aš, tavo diktofonas. Mane pagrobė kažkokie nežinomi asmenys. O ne. Durniai. Vaikinai visai nejuokinga, kodėl jūs visą laiką tyčiojatės? Gelbėk mane, gelbėk mane, gelbėk mane. Nesupratau, kas čia per revoliucijos. Levinai, lipk nuo šarvuočio. O jūs, bukapročiai proletarai, sėkite savo vado pėdomis ir marš kuo greičiau statyti juodą rytojų. Paskui mane. Na kągi, medicinos australopitekai, šiandien jūs pereisite štai iš šitos būsenos, ko gero į šitą. Todėl, kad šiandien gydysite ligonius patys, be mano pagalbos. Ar tu laimingas, Levinai? Tai aišku. Būtent. Štai, Levinai, pacientas Atatavičius, 23 metai, jam smegenų sukrėtimas. Smegenų tavo mėgstamiausio organo. Pirmin, tu varputytė ar patenkinta? Aš labai patenkinta. Tavo pacientė Partkienė, nepiktyvinė senutė, su skaudančia širdim, jinai po operacijos. Prašom, jei negalima jaudintis. Supratau. Kaulė, tu patenkintas? Tau pacientas Končius. Jam įtariama 12 pirštės žarnos opa. O tai yra kažkur pilve. Na kągi, jeigu taip, tai pirmin, gydyti ligonių. Ko gero, viskas. Tai kaip viskas, o aš? Tu neveiksi nieko. Mūsų darbė svarbiausia nepakenkti. O nepakenkti tu kupstai gali tik tai tada, jeigu prie nieko neprisiliesi. O tai gal tada man namo eit? Namo, jokių būdų. Kvailys tu kupstai, o būtum stovėjęs, tylėjęs, nieko nesakęs, gal būčiau tavęs nepastebėjęs, o dabar nieko nepadarys. Oho, ir kasgi jūs čia šitaip? Kažkaip nespėjau paklausti vardo, daktarė, žinokit, situacija nepalanki buvo. Bet mūsų keliai dar susikirs, žinokit, tai aš perduosiu, kad teiravotės. Situacija, keliai, protingi žmonės, Atavičiui, tokie situacijas nepakliūna, o šitie sukrėtimai jums proto tikrai nedadės. Protingi, daktarė, tai čia tokie kaip jūs, ne? Nebūtinai tokie protingi kaip aš, bet galima siekti ir to. Tai kur kas geriau negu šlaistytis ir muštis gatvėje. Jums jau seniai laikas atrasti vietą sociume. Kur? Na žiūrėkit, tarkim mes esam vienmečiai, bet aš esu jau daktaras, turiu aukštą išsilavinimą. Nu ateikit ir jūs į protą. Į protą? Į protą, Atavičiau, į protą. Va dabar, žinokit, man dašylo, klausykit. Daktarė, aš labai noriu jums padėkoti, žinokit. Ačiū. Iš tikrųjų, labai jums didelis ačiū, žinokit, tikrai. Dėkoju jums žinokit, tikrai. Nesitikėjau, kad taip jūs paveiksiu. Džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi. Ilsėkitės. Mokysis man gyventi. Elenutė pas mane atėjo. Kaip gerai, kaip gerai. O ir Sigutis ateis. Ponia Julija, jūs tikriausiai mane su kažkuo Nepiktyvinė senutė su nelabai sveika širdimi. Jai atlikta operacija, tad prašom jos nejaudinti. Sigutis. Sigučio neišleido iš darbo. Jis ateis pas jūs šiek tiek vėliau. Jis darbą gavo. Gavo. Gerai, viešpatie, kaip gerai. Ačiū Dievui, pagaliau.
ne pati laimingiausia diena jūsų gyvenime. Ragai, tik išsirašiau pas jaunąją, taip ir susuko, kad išsidės negaliu. Nieko, tuoj nuskausminsim, po to žiūrėsim, ką toliau daryti. Ilgai užtruksim, daktarė, nes man po 2 valandų metrikacijos skyriui būt reikia. Ką jūs, be diagnozės jokių metrikacijų nebus. Velnias. Atavičiau, atleiskit, jūs nematėt mano telefono? Ne, daktarė, žinokit, nemačiau. Aš jį tikriausiai procedūriniam palikau. 100% procedūrėms, 100%. Aš labai noriu jums padėkoti, žinokit. Ačiū, didelis jums ačiū. Dėkui, žinokit, bet dabar aš supratau. Atavičiau, tai jūs pavogėt mano telefoną, tučto jau gražinkit. Ką? Ką tu čia nusišneki, daktarė? Geriau gražinkit geruoju, nes po to bus blogai. Neradai? Ne, Gal tu mane dar apieškot nori, ką? ne, aš tikriausiai suklydau. Ne, suklydai, tai tu nesu, tu mano asmeninius daiktus išrausi. Tu reiškia nekaltą žmogų apjuodinai. Na, atsiprašau. Ne, palauk. Atsiprašau, čia kai trulikė kam nors ant kojos užlipi. O dabar 100 eurų. Rytoj. Ką? Va taip, už moralinę žalą. Kaip? Va taip. Neteisus atsakai. Ir nedai Bože net neši. Mano chebra tave nuo darbo iki namų lydės, nuo namų iki darbo. Tavo žmona, tavo visus kaimynus. Ir dar į galvą duos. Labas, mama. Oi, kaip gerai, kad gyvenimas jūsų taip susitvarkė, kaip gerai. Jūsų mama supainiojo mane su Elena, jūsų žmona. Palaukit, jūs jai tik tais nieko neprikalbėkit, gerai, jai negalima jaudinti, suprantat? Aš eisiu su jumis kartu ir suvaidinsiu jūsų žmoną. Taip, o jūs jau turite darbą. Supratot? Einam. Tik nebegerk, Sigutė, nebegerk, tau negalima. Viskas gerai, jis ir nebegeria nuo ryto iki vakaro darbe. Taip, Sigutė? Taip, darbas, namai, darbas, tik sekmadieniais vėlaus. Nealkoholinio. Na ir puiku, ačiū Dievui. Tu žinau, kad jinai iš tave žmogų padarė, Sigutė, saugok ją. Saugau, mama, saugau aš ją. Jin pati svarbiausia, o dabar rimsiu ir išbučiuosiu. Sigutė? Ai, Sigutė, nu ką tu čia dabar iš tikrųjų namie išbučiuosi. Eik dabar, eik čia, eik. Mums dar reikia su Elenute paplepėti. Sėsk, Elena. Gaulė, palauk, kur tu leki? Visą dieną kažkur skrajoji. Pacientą turiu, jam tikriausiai opas, skausmuosi visas raitosi, o jam po poros valandų vestuvės. O iš tikrųjų tai jis bėglys. Ta prasme. Gaulė, aš tokiu atveju va tiek esu prisižiūrėjęs. Tu įsivaizduoji, bičas sugalvoja ženytis. O paskui persigalvoja. O svečiai tai jau sukviesti. Stalas nukrautas, dovanos suvežtos, Zaksas laukia. Ką daryt? Ką? Tai visi ir žalojasi, kaip kas netingi. Eik tu. Aš tau rimtai sakau. Vienas bičas net į avilį ranką įkišo. Nu, kad bitė sugeltų.
Tai žinok, taip sutino, kad tik kokį žiedą užmausė. Labą dieną, šiandien pas jūs turėjo atvežti Mindaugą Končių. Kur jis dabar? Taip, tuoj. Jį dabar apžiūri, prašom, prisėskit. O dabar supratau, kodėl jis bėga. Klausyk, galėtum man truputį padėti. Parodyk man porą smūgių. Nu, žodžiu, noriu išmokti muštis. Ką, Levinai, su Angelė susipykai, nori apsidrausti? Nes su tavim kalbu gerai. Bet rimtai, kas atsitiko, Levinai? Kabinės kas nors? Ne, viskas gerai, bet šiaip būna situacijų. Va, Gaulė, ką nors pasakys apie mane su Angelė, aš jam trenksiu. Gerai, šiandien darbus baigiau, galim prasimankštint. O tu, Gaulė, nuo šiol su Levinu atsargiai. Einam. Elenutė, tu labai gera mergaitė. Nepalik mano sikučių. Duokš ranką, duokš. Čia mūsų šeimos žiedas. Čia Kolavičių šeimos žiedas. Man jį mama paliko. Ne, gal nereikia jūs... Ne, tik tai saugok Sigutį. Gerai, viskas, gali dabar eiti. Eik tik. Tai sutik, tai gal ne čia vietos mažai. Dar spindą naują sugadinsi. Nebijok, Levinai. Spinta aukščiausios kokybės, padėk pastum. Tu garantija nauja, bet to meistras čia tai jeigu ką sutvarkys. Taip, renkis, chalatą. Kas muštynėse yra svarbiausia? Levinai, nežinai? Taip, netikėtumo faktorius. Žiūrėk, paukščiukas. Kur taip? Tu gal durnas? Skauda man. Taigi ir turi skaudėt, taigi muštis mokysi, o ką? Ar ne? Na taip. Nu tai va, čia žinok, Levinai, čia tau ne knyga skaityti. Dabar tu man pabandyk trenkti. Nu. Ką darai, teisutį? Nu, taigi kas buvo, čiagi blokas. Be bloko tave apie 2 sekundę išjungs. Nebijok, per pusmetį iš tavęs padarysiu tokį kovotoją, kad... O! Per pusmetį? Man šiandien reik. O šiandien? Alvydai, tu kur? Aš su Hebra goa paplūdimy, čia nerealu. Kur? Alvydai? Alio? Na, bet jeigu to manęs prireiks, aš iš karto atsidursiu šalia. Kas nors nutiko? Nežinau, ką man dabar daryti. Aš pažadėjau vienai pacientai, kad padėsiu pagloboti jo sūnų. Na, kad jis negertų ir turėtų darbą. O tai tu čia prie ko? Kaip prie ko? Jinai galvoja, kad aš esu jo žmona, supranti? Tai jeigu kas nors pagalvos, kad tu striptizo šokėja, tai tu ką šoksi aplink lašinę ir nusirenginėsi. Mes abu esam gydytojai, supranti, mes turime padėti tiems, kam reikia mūsų pagalbos. Birutė, Birutė. Nors tu gal ir teisi. Aš tuoj. Žodžiu, Mindaugui paūmėjo chroniškas gastrodermitas. O tai rimta? Labai. Tiesą pasakius, aš netgi džiaugiuosi, kad tai išaiškėjo iki vestuvių. Kodėl? Tokia liga gali ir jums persiduoti per bakterijas, po to neturėsit galimybės normalių vaikų susilaukti. Tai gerai, kad iki vestuvių. Negi tai nepagydoma. Tikimybė išgyti minimali, o ir gydymas labai sudėtingas, ilgas ir nuobodus. Ar čia šeimyninis gyvenimas? Nesijaudinkit, viskas bus gerai. Karačia lašaras šitas mane gyvent mokė, prikin. Parodyk. Kas yra? Ramiai būni, supratai? Tuoj pasižiūriu ir atiduodu. Ko?
Blemba, čiagi Levino telefonas. Iš kur gavai? Ką aš žinau, nu čia kažkur gulėjo, gal radau. Klausyk tu, pimpakojtų subintuotas. Levinas yra mano draugas. Todėl jeigu tu jo neatsiprašysi, tai vat su šita kepurėlė vaikščiusi visą likusį gyvenimą. Aišku tau? Tau aišku? Trauk. Zdarovas. Čia įsidėjęs, žinai, tas. Na ką, Mindaugai, iš esmės viskas tvarkoje, nėra dėl ko nerimaut. Suprantu, turėjai labai didelį stresą. Na, nežinau. Viskas gerai, dramblys nubaidytas. Ta prasme, nesuprantu, ką jūs norit pasakyti. Kitų maršrutų pasiunčiau tavo dirižablį. Atrodo, ji nebenorės už tavęs tekėti. Tu gal esi sveikas? Ką tu jai pasakėjai? O nereikėjo? Tu debilas? Aš 3 metus paskui ją lakščiau. Aš dar nuo mokyklos laikų ją įsimylėjęs buvau. Debilas, ką tu jai pribūtei? Kur ji? Atsiprašau, jūs čia viršininkas? Šiaip tai aš, bet visai šitai dideliai gražiai klinikai vadovauja moteris, tironė. Kas nutiko? Vat nutiko. Šita jūsų prikabino senai moteriškai makaronų, pavogė šeimyninį žiedą ir vaikšto, va dabar prašau visą patenkinta. Vyrutė Varputytė, ginkis. Tai yra netiesa. Pacientė pati man davė žiedą, kad jis nepragertų. Labai įdomu. Jis visą laiką ją apgaudinėja, nedirba ir geria. Liežuviškiškit. Liežuviškišk. Viskas aišku. Man reikia su tavim pasikalbėti. Kodėl tu jai nepapasakoji, kad jis į Harvardą įstojo? Varputytė, aš tavęs neprašiau tekėti už alkoholiko ir pasisavinti geraširdės senutės palikimą. Aš tavęs prašiau jos nejaudinti. Bet... Kas bet? Jokių bet. Atsiprašau, pone daktarė Rimantai, daugiau jums šį vakarą akise nesirodysiu. Raus! Meine liebe Freunde. Aš atsiprašau, o jūs man žiedą grąžinsit ar ne? Va, šitas, jis pavogė mano telefoną. Sienas. Kas ant sienos? Kas yra, kas čia per bariai? Kur telefonas? Koks telefonas? Jisai pats jį kažkur nukišo, dabar ant manęs bando kaltę suverst. Pasižiūrėkite, pasiregėjimas blogas. Jis tikrai patikrinkite į melo detektorių. Daktarė, pas matot, neturi telefono. Gal jis tikrai kurį paliko? Tikrai paliko jis kažkur. Liek. Bet aš niekur kitur negalėjau. Nors... Įrašas numeris 157. Daktarė Levinai, čia aš, tavo diktofonas. Mane pagrobė kažkokie nežinomi asmenys. Durniai! Nors palaukit, atsiprašau, aš turiu kai kur kitur pažiūrėti. Liaudė, gal pagaliau įtemk savo pilkasias ląsteles. Ir paaiškink žmonėms, kodėl tai pasielgiai, kodėl taip atsitiko. Na, aš... Na, drąsiau, drąsiau. Aš pagalvojau... Ką tu pagalvojai? Man pagalvojau, kad galbūt jie vienas kitam nelabai tinka. Ką atliekš? Pelytė, viskas gerai. Atsiprašau. Nebūtum tu daktaras, snukį išdaužyčiau. Galiu išduoti paslaptį. Lygiai 21:00 šita pelenė nusimeta baltą chalatą ir virsta paprastu piliečiu. Tai ramiai išeina iš klinikos. Žinosiu. Einam. Pelytė. Labai jums ačiū, daktarė. Nebijok, Gaulė. Aš saviškių bėdoj nepalieku. 21:00 tu tikrai neišeisi iš klinikos. Supratau. Gelbėtojiškas budėjimas. Aha. Pavargai? Žiauriai. Kokia labai keista diena, nusivariau nuo kojų. Tikrai keista. Ateik.
darot? Ko tu prie svetimų moterų lendi? Jūs ką, iš proto išsikraustė? Kaip tau negėda? Nustokit, labai Va, tu tai iš viso patylėk. Man jau Sigutis apie tave viską papasakojo. Kas čia per linčo teismas? Pone, nusiraminkit, jums negalima jaudintis. Kaip negalima, kaip aš nesijaudinsiu, kad šita Elena. Kokia Elena, ponė, nusiraminkit, jums prisisapnavo, čia ne Elena. Čia Birutė Varputytė, jūsų daktarė. Ką jūs man sakot, kaip prisisapnavo, jinai su Sigučiu buvo atėjusgi. Aš dar jai žiedą daviau. Nusiraminkit, ponė, paklausykit manęs. Jūs savo žiedą pametėte, o aš jį po jūsų lovą, jūsų palatoj radau. Prašom. Ačiū. Kupstai, kur mano Viskas, va, laiky gali nedėkot. Taip ir galvau, kad tu... Kupstai, tu esi debilas ir tavo juokeliai yra nejuokingi, supratai? Kas atitiko, Levinai? Tu žinai, kokią situaciją aš per tave patikau, tu esi šiklis, supratai? Levinai, kas to yra? Užknisai, debilė! Labadiena, daktarė Rimantai. Daktarė, mūsų moksliukų į šizofreniją, padėkit surišt. Ne, Kupstai, moksliukas tavo pacientas. Nes šiąnakt tu lieki budėt. Už ką? Taigi jis mane pirmas užpuolė. O koks man skirtumas, kas ką užpuolė? Tu prisimeni savo šios dienos užduotį? Nieko nedaryt. Tai va, o ką tu padarėjai? Moksliuką sugadinai. Jam dabar šizofrenija. Turėsi pataisyti? Budėjimas. Kupstai.